Sveikas, šiame video aš pakalbėsiu apie mano nuomonę geriausią verslo modelį 2026 metais. Ir aš noriu šiek tiek papasakot, prieš papasakot, kas čia per verslo modelis, papasakot, kur tu tikriausiai esi šiuo metu gyvenime. Tai tu tikriausiai bandęs įvairius verslo modelius ir greičiausiai tau yra nepavykę. Tai ar būtų dropshippingas, ar kripto, ar forexas, ar koks SMMA, su AI kažką esi daręs ir niekur nepavyko, vis pritrūkdavo kažko aiškumo, sudegindavai pinigų ir tiesiog nesuprasdavai, kas yra, dėl ko taip sunku uždirbti online. Ir iš tikrųjų du dalykai būdavo. Tau tas verslo modelis buvo per sudėtingas, o antras dalykas tai yra tavo įsitikinimai šiek tiek tau galėjo trukdyti. Ir apie įsitikinimus aš šiaip turiu YouTube'e kitose video būtent apie įsitikinimus. Bet šie du dalykai, tai netinkami verslo modeliai, per sudėtingi ir tavo įsitikinimai. Tai kodėl irgi tie verslo modeliai tau netiko? Tai paimkim kripto ir dropshippingą. Tikriausiai, jeigu irgi šitą video žiūri tau mažiau nei 25 metai ir tu dar tikriausiai nesi sukaupęs kapitalo, nes galbūt baigiai tik studijas arba dar studijuoji, dirbi kokį paprastą samdomą darbą, reikia išsilaikyti, yra nuoma. Tai tiesiog tas dalykas, kad tu su forexu ir kripto, viskas gali visai pasisukti ir tu rizikuoji savo pinigais, savo mažomis tomis santaupomis. Tai jau šis verslo modelis turėtų atkrist, bet sistema mum programuoja, siunčia, visur matom kripto, dropshippingą, jaunuoliai klysta, suklysta, bijo po to kažką rizikuoti ar daryti ir lieka po to samdomam darbe, nes bijo rizikuoti. Pabando dropshippingą, sudegina pinigų su reklama ar tiesiog pamato, kad miškas per daug sunku, šitie du verslo modeliai labiausiai reklamuojami. Ir pinigai sudeginti lygų mažiau pasitikėjimo savim ir tiesiog negauna tų pirmų laimėjimų. Kaip Goginsas irgi mėgsta sakyti ir sako, laimėk tuos tą rytą, gauk tuos vinus mažus, tada pasitikėjimo daugiau ateina. Nebandyk uždirbti 10 000 per mėnesį, 5 000, 20. Ne, bandyk pirmus 500 eurų uždirbti, stabiliai. Pirmą 1000 eurų, stabiliai. Ir aš turiu tokį verslo modelį, kuris tau tai atrakins. Ir tikrai atrakins, jeigu darysi, aš turiu veikianti tą roadmapą, veikianti sistemą, kurią irgi atiduodu nemokamai. Turiu nemokamą school mokymų platformą, tai apačioj bus YouTube'ės aprašyme, būtent kas čia per verslo modelis yra, video apie tai. Ir šitame video aš aišku papasakosiu apie tai, bet galėsi po to, jeigu ką, prisijungti prie tos school bendruomenės ir tiesiog gausi nemokamus mokymus. Kaip gauti pirmą klientą online, iš tikrųjų gauti ir kaip uždirbti pirmus 500 eurų, 1000 eurų per mėnesį. Ko tau ir reikia? Tau nereikia dar vieno perpildyto verslo sudėtingo modelio kaip dropshippingas, ne. Tau užtenka paprasto verslo modelio, kuris nėra toks saturated, perpildytas ir kurio ypač Lietuvoje daug kas nežino, beveik vos ne visi nežino šito verslo modelio, tik nedidelė dalis žmonių, apie kurį irgi tau papasakosiu. Tai ką aš irgi tuo noriu pasakyti, kad dar kartą pasikartosiu, tu nesi kaltas, kad tau dar nepavyko uždirbti online ar to 1000 eurų ar 2000 eurų per mėnesį. Tu nesi dėl to kaltas, sistema reklamavo per daug sudėtingus verslo modelius. Ir yra toks verslo modelis kaip rašymas žinučių, kur gali susikurti pastovų atlygį, čia joks ne MLM, ne tos sistemos kažkokios ten, čia realią vertę sukuri, žinučių rašymas, aš dabar tau irgi papasakosiu, kas tai yra. Tai tas verslo modelis ir yra žinučių rašymas. Ir žinau, dabar tau tikriausiai skamba, čia galbūt dar vienas skemas, kažkokia nesąmonė, ne, čia viskas absoliučiai legit, iki Lietuvos dar nedaėjo. Didžiausi verslai kaip Imangadžio turi daugybę appointment seterių, tie, kurie generuoja verslo susitikimus, rašant žinutės. Tai aš tau noriu irgi parodyti pavyzdį, realiai, tai naudosim Lukos Magurausko pavyzdį, tai sekundėlę.
Ir dar beje, jeigu tu manęs neseki Instagrame, nežinau, čia nestringu tau, pasek, nes dalinuos gerų, naudingų turinių Instagrame, tai pasek mane ir nepraleisk tokio naudingo turinio, taip pat uždėk ir ant YouTube'as kanalo, pasek mane, jeigu nori išgirsti daugiau apie šį verslo modelį ir kaip jį daryti, tai nepamiršk to padaryti, gali dabar padaryti sustabdęs video ir grįžti prie šio video. O mano Instagramas irgi bus, jeigu ką žemiau, @_Apanavičius. Taip, tai paimkime Luką Smagurauską, šiaip tikriausiai tu jį žinai, fitneso treneris, ir jis yra labai užimtas žmogus, jis turi asmeninį brandą ir labai paprastai paaiškinsiu, kur tu kaip appointment setteris, žinučių rašymo ekspertas atsirandi. Tai Lukas turi šį brandą, daug sekėjų, gauna daugybę peržiūrų, komentarų, šimtus, ta prasme, kasdien jį čia paseka šimtai žmonių. Ir Smagurausko problema Luko yra ta, kad jis nespėja susisiekti su žmonėmis. Tai kaip pavyzdys, aš buvau su juo susisiekęs, jis man atrašė po 8 valandų kažkur. Ir aš jau per tą laiką, kai jį pasiekiau, aš pasirinkau kitą trenerį. Nes su manim nieks nesusisiekė, kai Luką pasiekiau. Ir kur čia vyksta problema, kad Lukas palieka daug pinigų ant stalo tiesiog, neišnaudoja to. O, sakykim, paimkim Džoną, užsienio fitneso trenerį, kuris žino, kas yra appointment setteris ir jį išnaudoja. Džonas gauna 100 sekėjų dieną ir tu, pavyzdžiui, appointment setteris, parašai tiem sekėjim, parašai žmonėm, kas laikina, susikomunikuoji ir valdai tą conversationą su jais. Galbūt nusinti dar kokį naudingą video, kad jie sušiltų. Galbūt kokį papildą nusinti įsigyti. Ar dar kažką. Tiesiog palaikai su daugybė žmonių conversationą. Ir tas priveda prie daugiau pardavimų. Ir sakykim, Luko programa kainuoja 1000 eurų. Ir Lukas nori susiskambinti su žmogum, kuris rimtai žiūri į tą programą. Ir ką Lukas daro, sakykim, padaro Google Meet skambutį. Vėlgi, aš nežinau, kiek pas Luką programa kainuoja ir nežinau, jis daro tuos skambučius, bet dauguma fitneso trenerių daro skambučius, kad pasižiūrėt, ar tinkamas žmogus programai, ko jam reikia. Ir tu kaip appointment setteris parašai sekėjim, kas būtent sudomino pasekti, tarkim, jie parašo, kad nori geresnės formos, tu paklausi, kiek jau laiko nori geresnės formos, taip toliau, kokios problemos. Ir galiausiai, jeigu žmogus, tas sekėjas yra tinkamas Luko programai, tu suderini tą susitikimą su Luku ir tuo sekėju, nusiųsdamas kalendorių. Tai tampi kaip ir tarpininkas ir sukuri didžiulę vertę verslam. Įsivaizduok, Lukas, tarkim, gauna 100 sekėjų kasdieną ir iš 100 sekėjų Lukas gauna papildomus 5 pardavimo skambučius. Tai yra, tarkim, apie 100 papildomų pardavimo skambučių, iš kurių Lukas 20 pardavimo skambučių užbaigia pardavimu po 1000 eurų. Čia yra papildomi 20 000 eurų. Taip verslai išnaudoja appointment setterius. Ir appointment setteris gauna pinigus už suderintą skambutį ir gauna pinigus už pardavimą sėkmės atveju. Tai aš per 4 turbūt minutės aš tau ir paaiškinau, kas čia per verslo modelis. Ir aš turiu nemokamus mokymus, kaip tai daryti ir kaip užsidirbti pinigus. Aš jau padėjau virš 35 lietuvių uždirbti pirmus pinigus internetu. Pas mane irgi mokymuose šiaip didžioji dalis gauna pirmą klientą 80% virš ir didžioji dalis uždirba pinigus. Todėl paskubėk ir prisijunk į bendruomenę, jinai yra nemokama ir irgi ne faktas, nežinau kada, bet planuoju irgi tą bendruomenę galimai uždaryti kuriam laikui, kad susifokusuot labiau į tuos studentus, tai nenoriu, kad praleistum tos progos ir siūlau prisijungti. Ir kaip ir sakiau, pasek mano kanalą dėl daugiau tokių video ir irgi, ką norėjau tiesiog pasakyti su šiuo video, tai kad appointment settingas yra pats geriausias verslo modelis 2026 metais, nes čia yra paprasčiau uždirbti, gausi pasitikėjimo, gausi tų pajamų kapitalo susitaupysi, atsiras daugiau galimybių, gali tapti verslo savininku, gali susipažinti su kažkuo, gali partneriais tapti su verslu, pas kurį dirbi, tarkim, gali treniruoti kitus appointment setterius, krūva galimybių atsiveria nuo vieno tokio verslo modelio, kurį tu pradedi. Tai prasidėjo ir mano kelionė prieš 5 metus ir aš tiesiog noriu tau pasakyti, kad
Jeigu tu dar nežinai šito verslo modelio, aš siūlau įgyti žinias, kaip tai daryti, nes tai yra labai naudingas verslo modelis. Tai va, tai tikiuosi tau šis video patiko. Jei nori daugiau tokių video, paspausk like, pasubscribink ir pasimatysim kitame video. Sėkmės, iki.